Sveiki, su jumis sveikinuosi vėl aš, Vilma. Ir aš, Andrius. Vėl paklausiu, iš kur? Iš Akademijos Dovanorų. Kiek reikės laidų, kad taip... Matyt, kad jau patikrinkim, ar trečią laidą aš pasakysiu. Tai Gerai, patikrinkim. Tai tęsiam pokalbių ciklą. Man labai patinka pavadinimas strateginė drausmė. Man teko vienoje laidoje girdėti šį terminą ir man jis taip prikibo ir aš galvoju, kad čia visai mūsų tokių, sakykime, trumpų mūsų pokalbių tas pavadinimas visai toks tinkamas, ar ne? Savitas. Toks labai tinkamas tam, ar ne? Tai va, tai šiandien mes kalbėsim apie strateginės sesijos planavimą ir pasiruošimą. Ir kaip tai daryti ir nuo kogi visą tai pradėti. Čia klausimas, gerai. Supratau, nuo ko pradėti. Gerai. Du dalykus norisi pasakyti šitoj vietoj. Nuo ko pradėti? Vienas dalykas tai, o kam reikia strateginės sesijas. Ir taip gaunas, mes tada, kada dalyvaujam susitikime dar prieš, tik organizuojant strateginę sesiją. Vienaip ar kitaip neišvengiamai tą klausimą paliečiam ir dažniausiai jau pačioj pokalbio pradžioje. O tai kam jums reikia tos strateginės sesijos? Ir tai nėra būdas atkalbėti klientą nuo strateginės sesijos, jau jeigu ji yra reikalinga, bet paskirtis jos ar pagrindinis strateginės sesijos užmanimas, jisai turi būti, ką norim jie pasiekti. Tai pradėčiau nuo to, netgi nesikreipčiau į viduje esantį konsultantą ar išorėje esantį konsultantą, kuris galėtų pamoderuoti, sakykime, taip strateginę sesiją ar ją suorganizuoti. Pirmiausia, atsakyčiau savo, ką noriu jie pasiekti. Nes vėl, natūraliai mes esam linkę sieti tai su strategijos nustatymu ir sakyti, kad, mums reikia strateginės sesijos, bet būna labai įvairių situacijų. Įmonės turi labai įvairių užmanimų ir kai kurie sako, mums reikia sutvarkyti vėlgi tam pačiam organizacijos viduje, nes turim kažkokią tai problemą. Kitigi sako, mums reikia išplėsti produktus ir paslaugas, nes Lietuvoje galbūt, turėjom tokį pavyzdį, Lietuvoje viena paslauga tiesiog mažėja, bet matom galimybės perkelti ją į kitą rinką, nes ten atsiveria didesnės galimybės tai pačiai paslaugai ir į technologijų prasme, ir ryšių prasme ir panašiai. Tai, vis tiek to pirmo tokio užmanimo sesijos tikrai reikėtų, nes jų vėl gali būti labai įvairių. Kita vertus, kas dalyvaus sesijoje, ką kviesim į sesiją. Ir čia labai svarbu atsakyti jau pačioj pradžioj, tai kieno vardas pavardė bus įrašyta į tą sąrašą žmonių. Taip. Tai pajuokausiu sakydamas, ką karsim, jeigu strategija netinkama. Ir dar pajuokausiu sakydamas, kad kiekviena problema organizacijoje turi turėti vardą ir pavardę. Taip, šitas labai man irgi patinka. Tai jeigu jau strategija yra problema, tai tas vardas ir pavardė mums tikrai yra reikalinga. Bet, taip rimtai kalbant, iš tikrųjų sesija neakivaizdu, ką pakviesti ir vėlgi būna labai skirtingų variantų. Dalyvauja įmonės vadovas, direktorius, kuris nėra savininkas, akcininkas ir kartu aukščiausias vadovų sluoksnis. Kyla klausimas, ar įtraukti vidurinės grandies vadovus, kiek tų žmonių turi būti, ar jau turi būti 10, ar iki 10, ar 15-20 ir kada jau yra neefektyvi ta strategija. Būna tokių atvejų, kad vienoje sesijoje dalyvauja įmonės vadovas, keletas aukščiausios grandies vadovų ir 5, 7 ar iki 10 akcininkų, kai kiturgi, kitoje sesijoje dalyvauja tik tai organizacijoje dirbantis vadovai, aukščiausias lygis ir keletas vidurinės grandies vadovų. Tai, pagalvočiau iš karto, kas yra tie žmonės, kurie gali reprezentuoti atskiras svarbes tam verslui ar tai organizacijai dalis, nes jų kompetencijos mums tikrai labai reikės. Tai pradėti siūlyčiau nuo to dar net nepradedant organizuoti sesijos, tiesiog atsakyti keletą šitų paprastų klausimų. Supratau. Išsiaiškinom, nuo ko pradėti. Tada kokia yra strateginės sesijos pati eiga? Kai kalbam apie organizacijos veiklos strategiją iš šitos pusės. Jeigu prisirišim prie organizacijos strategijos nustatymo, čia kaip reiškia metams, 3 metams ar 5 metams.
Man kaip moderatoriui vienas dalykas yra labai svarbus, čia privalom jį, gal sakyčiau, paliesti, tai visgi nėra taip, kad man reikalingas žmogus strateginiai sesijai, moderatorius ir aš paskambinu, sakau, man reikia moderatorius, situacija tokia ir tokia, ir Vilma atvažiuoja į mūsų įmonę, moderuoja strateginę sesiją. Tai daug dalykų reikia aptarti dar iki sesijos, dėl to, kad klasikinis vadovėlis mums siūlo ir instrumentus, ir eigą, bet būna labai įvairių situacijų ir man kaip moderatoriui svarbus dalykai ir kur vyks sesija, ir koks pagrindinis sesijos užmanymas, ir kokia dinamika yra tarp dalyvių. Ar gali būti taip, nes dažnai būna, kad vienas žmogus ar keli žmonės gali padaryti pernelyg didelę reikšmę likusiai dalyvių grupiai, susvarbinant, išryškinant kažkaip jų nuomonę. Tai eigą, instrumentus reikia pritaikyti prie tos organizacijos, prie to vadovo, prie tos vadovų komandos ir į daug tokių subtilybių, plonybių, praktinių visgi man reikia atsižvelgti. Kita vertus, jeigu, žiūrėsim į standartinę eigą, tai čia yra kaip, dabar prisiminiau lietuvių kalbos pamokas, kas kokam, ką kuo, kame kur. Tai čia yra labai panašiai. Misija, vizija, vertybės. Tai yra vidaus vertinimas, išorės vertinimas, strateginės alternatyvos, tada strategijų vertinimas, tikslai, uždaviniai, rodikliai ir atsakingi žmonės, terminai. Tokia eiga nuo labai globalių dalykų iki tokių labai tikslių dalykų. Jeigu perbėgant keletą tokių praktinių niuansų, kuriuos noriu paminėti, ne visada misiją, viziją, vertybės mes liečiame ir ne visada misiją, viziją, vertybės reikėtų liesti. Dėl to, kad, pavyzdžiui, kalbant apie misiją dažnai yra toks tolimas, nepasiekiamas dalykas, reiškinys, kurio verta siekti. Ir tai yra daugiau kalba apie prasmę. Tai organizuojant strateginę sesiją ne visada tai liesim. Vizija, kuri daugiausiai yra sukoncentruota į tai, kas organizacija bus po metų, kelių metų ar 5 metų perspektyvos. Vizija jau gali keistis. Ir įmonės drąsiai viziją keičia. Vertybės, vėlgi gali keistis, gali nesikeisti, jeigu jos veikiančios, jeigu jos nėra stalčiaus vertybės. Taip. Tai vėl, jeigu tai yra stalčiaus vertybės, mes turim ir į tai atsižvelgti ir vėl galbūt pakeisti, performuoti tai, kas yra savo organizacijų. O kartais tai yra visiškai atskiras projektas, tai toks vertybių išgryninimo projektas per visą organizaciją, kuris netgi gali būti atskiras nuo strateginės sesijos. Dabargi organizacijos vidaus vertinimas. Stiprybės, silpnybės, tai yra IFE, taip vadinama matrica, kada mes susėdam ir vertinam, kur organizacija stipri viduje, kur jinai yra silpna viduje, čia būna pati jautriausia, sakykim, taip diskusija dažniausiai su vadovais. Tuomet žiūrim į išorę, į EFE matricą, taip vadinama, tai kokios išorėje egzistuojančios galimybės gali padėti organizacijai arba kokios grėsmės gali virsti barjerais, neleidžiančiais vystyti organizacijos ar netgi vykdyti veiklą. Tuomet, žinoma, strateguojam, tai kūriam strateginės alternatyvas, tai kokiomis priemonėmis, kokiomis strategijomis mes galim pajudėti į kažkurią tai norimą kryptį. Ir čia atsiranda pagrindas, poreikis SSGG analizai, ką ir darėme, dirbome iki tol. Ir derindami skirtingas tas SSGG analizės perspektyvas, mes žvelgiam, ar daugiau eiti į naudotis rinkos galimybėmis, ar daugiau žvelgti į organizacijos stiprybės, o gal kaip tik pasinaudojus kažkokiamis išorėje galimybėmis, panaikinti, sušvelninti, sumažinti organizacijos viduje esančias silpnybės. Ar tuo pačiu mažinant silpnybės suvaldyti ir išorėje egzistuojančias grėsmes. Strategijų čia gali būti labai įvairių ir produktų, ir rinkų prasme, ir konkurentų prasme, ir vidaus organizacijos šlifavimo, sakykime, taip ar tvarkymo prasme, tai išties vadovai yra pakankamai kūrybiški ir tų strategijų sugalvoja labai daug. Tada yra laikas vertinti strategijas. Tai ar jos yra suderinamos su mūsų išskirtais vidaus veiksniais, išorės veiksniais. Ir mes dažniausiai pasirinkam tik tai tas ir tai tik tai tiek tų strategijų, kiek jų reikia, kad susikurtų vertė per ateinančius metus, 3 metus, 5 metus ar tą laiką, kuriam mes strateguojame. Ir vėliau, žinoma, ateina laikas eiti į veiksmų planą. Tai, kaip pasakyti, vėlgi,
strategijos nepakanka užrašyti, nepakanka jos sugalvoti, ją dar reikia ir įgyvendinti. Tai vadinasi, mes turim imti tas strateginės kryptis, nagrinėti, kokie yra tų strateginių krypčių veiksmai, uždaviniai, kokie atsakingi asmenys galėtų būti organizacijoje, galbūt netgi vienas, kuris kuruotų tą projektą, tą iniciatyvą, tą strateginę kryptį, kokiais terminais mes tai įgyvendinsim ir rodikliais pamatuosim. Ir rodikliai galbūt va čia toks vienas baigiamųjų eigos objektų, tai yra rodikliai, kaip mes apskritai pamatuosim strategijos vykdymą. Tai jeigu susėsime po metų, po keliarių metų, ar pasikviesime konsultantą iš šalies ar organizacijos viduje žmogų, kuris rūpinsis tos strategijos įgyvendinimu, tai tikrai užduosim klausimą, tai kurioje vietoje mes esam ir ar mes vykdom tą strategiją ar ne. Ir eisime per rodiklius ir žiūrėsime, kurie rodikliai mums leidžia pasakyti, kurioje vietoje mes tą strategiją esam. Vykdom ar nevykdom. Na, tai... Pakankamai ilgas procesas, teisingai. Labai. Pati eiga yra be galo ilga. Ir sakau, ir tą, ką klausau ir girdžiu, ir pati, kai dalyvauju strateginėse sesijose, pati matau, kad labai atsakingai reikia ir išsikelti ir tuos tikslus. Ir vat, kaip šiandien su viena bičiulė kalbėjau šiek tiek kitokiam kontekste, sakau, aš tau galiu padėti pasidaryti strategiją. Jinai sako, ir jinai mane sako, aš tave čia sustabdysiu. Sako, aš žinau, kad ten reikės po to dirbti. Sakau, taip, o tai kaip tu galvoji? Tai vat, ir jinai mane iš karto vat, apie tą, ką tu kalbėti, mane nukreipė, sako, aš žinau, kad reiks dirbti. Taip, reikės, atsiprašau, reikės raitotis rankovės ir dirbti. Tvarkoj, apie eigą aišku, o sakyk, prašau, kaip organizacija turėtų pasiruošti prieš strateginę sesiją, ar jie turi ruoštis aplamai ir ar tai, jeigu ateini nepasiruošęs, ar tai gali paveikti patį sesijos efektyvumą? Gali, tiesą pasakius, gali. Žiūrint iš mano perspektyvos, iš moderavimo perspektyvos, mano pagrindinis kaip moderatoriaus tikslas yra nudirbti darbą. Įgyvendinti visus strategijos nustatymo žingsnius ir po sesijos aš dažniausiai klientui grąžinu visą medžiagą, kurią išdiskutavom, tam ir tu dalyvauji sesijose, kad neprasprūstų, nedingtų nei vienas kliento ar jo vadovų darbuotojų organizacijos pasakytas žodis. Tai dabar, kad tą darbą nudirbti, tai yra ir trukmė tam tikra ir reiškia, ta trukmė, jinai koreliuoja, yra susijusi su namų darbais. Tai va čia žiūrėčiau balanso tarp namų darbų ir to, ką mes turim nuveikti sesijoje. Namų darbai vis tiek jie yra svarbus, jie bus. Tik tai, jeigu mes galim skirti 2-3 dienas strategavimui, sakykime, taip, su vadovais, nors ne visada taip yra, tai tada tų namų darbų bus minimaliai. Dėl to, kad namų darbai bus daugiau orientuoti į tai, kad vadovai ateitų pasiruošę pačiai sesijai, reprezentatyviai pristatyti savo padalinio veiklos rezultatus ar tą verslo sritį, tą verslo dalį. Kita vertus, tai visokių tų situacijų būna ir įmonės kartais negali išimti aukščiausių vadovų, dar plus ir akcininkų, 2, 1 ar 3 dienoms. Arba tai yra per brangu, arba net kartais gali būti ir fiziškai neįmanoma, jeigu vadovai dirba iš skirtingų geografinių lokacijų, o galbūt ir važinėja, ar apskritai yra ne Lietuvoje, tai gali būti ir taip, kad mes tiesiog fiziškai negalim susirinkti. Tai šitoj vietoj, jeigu trumpėja mūsų sesijos laikas, didėja namų darbų laikas. Ir žinoma, kad tam yra įvairių instrumentų. Mes galim viskas iki strateginių alternatyvų, būtent SWOT, sakykime, taip SSGG analizės dalis, ją galime pasirengti dar ir iki sesijos, kad sesijoje liktų tik tai ją aptarti. Tai žinoma, čia padeda ir dokumentų analizė, padeda ir nuomonės, toks tarsi tyrimas, susirinkimas nuomonės, padeda ir tyrimas, jeigu mums reikia atlikti tyrimą, galima net ir tokiu būdu surinkti informaciją, bet ką noriu pasakyti, kad tada labai didelė dalis teks namų darbams. Ir žinoma, tada jau sesijoje mes dirbam tik tai su tuo, ką prognozuojam. Tai atsižvelgdami į tą esamą organizacijos ar rinkos situaciją. Nes vis tiek sesija skils į 2 dalis. Pirma dalis tai bus organizacijos vidus išorė, tai tokia tarsi esamos situacijos analizė, kuri gali išsamumui, nėra ribų. Ir tada jau kita dalis, o tai ką mes su visu tuo galim daryti ir ta strategijos, reiškia, kūrimo dalis,
jau atsispiriant nuo tos esamos situacijos. Tai čia galbūt sakyčiau, kad efektyvumą įtakos arba svarbu šitoje vietoje yra balansas tarp namų darbų ir sesijos laiko. Tai kiek galim skirti apskritai strategavimui laiko, dėmesio ir žmonių resursų. Ar sesijų planavimo pačiam procese pačios organizacijos daro klaidų? Ar sakykime, turi savo patirtį, ar ne? Ir jeigu daro, tai kokios jos ir gal galima jų išvengti? Pasidalink kažkokiais tokiais, žinai, ar tai tipsais, ar keletų patarimų? Gerai, kelis paminėsiu galbūt grubiausias tokius dalykus, kuriuos aš pastebiu. Na, vienas tai vėl. Kartais juokauju sesijų pradžioje, sakydamas, tai ar savo noru atėjote sesiją, ar jūs pagaliu atvarė. Taip. Nes jeigu savo noru, viskas tvarkoja. Bet jeigu pagaliu atvarė, tai ta 8-6 valandų sesija, ar kad ir kiek jį trunka, na tai greičiausiai virs karčia ir tam žmogui, ir lektoriui, ir visiems. Tai bet šito net nereikia klausti, nes būna akivaizdžiai matosi tarp žmonių, tai ar ne, kaip jie sėdi, kaip jie nusiteikia, būna darbui, kaip jie nedirba, jie trukdo. Nu, visai, kaip čia pasakyti, nu, kaip tas mokykloje sėdintis galiniam suole. Taip nu, gaunas, panašiai. Taip gaunas. Tai va čia, sakyčiau, viena yra grubių klaidų, tai iš tikrųjų kviesti tuos žmonės, kurie nenori toje sesijoje dalyvauti. O tai būna, na, ne visi gali norėti, ne visi yra nusiteikę, nes joje reikia dirbti toje sesijoje. Taip, mes turim praktikoje. Turim. Būtent. Kita vertus, antra tokia, sakyčiau, grubi klaida yra vėl pajuokausiu, sakydamas, kad pats blogiausias susirinkimas yra tas, kur kalba vadas, o visi sėdi tyliai nuleidę akis. Taip. Tai ir strateginė sesija yra lygiai tas pats. Tai būna taip, kad, na, trintis ar netgi konstruktyvūs konfliktai, aš sakyčiau, yra būtina sąlyga geros strateginės sesijos, bet būna kartais, kad vadovas gina įmonę tada, kada vadovai turi kitą matymą, ar akcininkas gina įmonę. Kartais būna taip, kad nesaugu kalbėti ir matai, kaip dalyviai vos gali kažką tai pasakyti ir žvilgčioja į vadą, reiškiasi, ar čia neišduos kažkokios tai informacijos, ar pasakys viską teisingai. Tai atvirumas ir, na, tokia, sakyčiau, drąsa priimti, drąsa nagrinėti ir palikti tuos klausimus tik strateginėje sesijoje, manau, kad yra labai svarbus dalykas ir visgi yra, sutinku, išmintingų vadovų, kurie renkasi netgi nuo šalyje šiek tiek laikytis ir leisti komandai diskutuoti, kalbėti ir laisvai reikšti nuomonę. Čia yra labai išmintingas sprendimas ir tokius vadovus gerbiu. Ir mes neseniai turėjom tokių pavyzdžių. Taip, būtent. Taip. Ir gal paskutinis dalykas, ką iš tokių grubių klaidų sakyčiau, tai kad moderatorius žino, kaip yra geriausia, arba superkonsultantas žino, kaip yra geriausia. Aha. Žinai, kada jauti, kad turėtum kažką pasakyti, kad ta kryptis yra gera, ar ta kryptis yra gera, ar taip yra geriau, ar taip yra geriau. Tai čia moderatoriaus tada klausimas yra. Atvirai pasakysiu, aš netikiu superkonsultantų, kuris gali iš šalies ateiti į įmonę ir pasakyti, kaip tiksliai tą įmonę geriausia veikti. Na, jeigu yra, tai norėčiau pamatyti tą žmogų, bet nuoširdžiai to netikiu ir žinoti, kaip geriausia veikti ar vystyti organizaciją, gali tik toje organizacijoje dirbantys žmonės. Taip. Nepaisant to, žinoma, negali būti moderavimas tik tai dėl moderavimo. Na, moderatorius turi išmanyti ir instrumentus, turi išmanyti ir kaip veikia rinkos, kaip veikia pačios organizacijos. Na ir ta pati organizacija, galbūt kažkokia tai problematika, su tuo reikia susipažinti, žinoma, bet moderatorius turi išsilaikyti visiškai neutralioj pozicijoje, atsiprašau užsiriškimą, nekeiždama savo trigrašio į diskusiją. Ir moderuodamas, nes tikslas yra ištraukti vertingą informaciją iš dalyvių ir padėti dalyviams prieiti prie bendrų sprendimų. Kad tai būtų jų pačių, būtent, jų tų pačių neprimesta. Žinoma, nes iš šalies yra be galo sunku pasakyti, kas yra geriausia, dėl to, kad tam reikia labai gerai įsigilinti tą problematiką, tą klausimą, tą įmonę, tą veiklos rytį, ar tos įmonės kažkokius vidinius išorinius veiksnius. Čia galbūt vienas dalykas ir su vadovai susijęs. Vadovai kartais
ima moderuoti diskusijas. Puiku, strateginės sesijos, turiu galvoje ir diskusijas. Viskas gerai, bet jiems galioja lygiai ta pati taisyklė. Arba aš esu vadovas ir dalyvauju strateginėje sesijoje kaip dalyvis, arba moderuoju ir tada išsilaikau nešališkai, leisdamas kolektyvui strateguoti ir reikšti mintis laisvai. Tai galbūt, sakyčiau, kad grubiausios klaidos mano požiūrį yra tokios. Tai mes ir priartėjom šiandien prie pabaigos. Puiku. Tai sekantį kartą mes kalbėsime apie tai, kaip pasirinkti tinkamus dalyvius. Jau užsiminiai šiek tiek apie dalyvius, tai mes kitoje mūsų pokalbių laidoje pasidalinsim apie tai plačiau. Manau, kad turėsi ką papasakot. Aš jau žinau, kad tu tikrai turėsi ką papasakot. Tai kalbėsim apie tai, kas svarbu ir ką turi žinoti bet kuris savininkas ar vadovas, rinkdamasi sesijos dalyvius, susėdant prie apvalaus stalo. Tai linkiu strateginės drausmės ir iki sekančio karto. Iki. Ačiū labai.